visiems lengviausia šokti pagal regį, dėl to mes grojam regį. Visi atsipalaiduoja, rankos, kojos palaiduoja. Prasidėjo 2009 metais, kai grupės, kaip vadinam, Tėtukas, Krikštatėvis Juodas, scenai žinomas Easy Style MC, subūrė mus ir sako, grojam, turiu tekstų ir mes sutikom. Tiesa, sąstatas tada buvo šiek tiek kitoks. Žmonės kito, 5 metai praėjo nuo pirmo koncerto, pirmų repeticijų. Tai, o dabar esam tokie, didelė šeimyna. Dabar jau sąstatas jau daugumaž kurį laiką nebekinta. Bet branduolys išliko tas pats. Sudaro 10 žmonių. Pamėginkit suskaičiuoti čia, kiek sėdi, tai tiek. Iš tikrųjų, grupė sudaro 10 narių ir tai yra pastovus skaičius, nekintantis. Nu ką, ar tai kintantis? Ne, tai kintantis jisai tik tiek, kiek negali kažkada kas gal dėl darbų ar dėl veiklos. Bet šiaip tai yra... Bet yra... Gerai, tai čia mes tada kalbam apie muzikantus, nes yra žmogus, kuris rūpinasi mumis. Ne vienas. Ne vienas, kitas išbėgęs dabar trumpam. Mes iki galo neišsiaiškinam, kur yra ribos narių. Tam, kad padarytumėm vieną dalyką. Pristatyti, ką tik išėjusį albumą. Ir pagrot koncertą. Karštą. Pavadinimas kodėl toks buvo, nes tas albumas toks truputį mums priminė kažkokius užrašus ir citatas iš mūsų repeticijų. Toks kaip įamžinimas tų pirmų nuotraukų, kurios įvyko mums pagrojant, bekuriant. O šiaip albumas yra senas ganėtinai, įsirašytas prieš 2 metus. Beveik 2 metus. 2 metus. Svarbus dalykas yra, kodėl taip viskas ilgai įvyko, dėl to, kad mes patys darėm. Ir tam, kad padaryti, turėjom įsikurt studiją, užsidirbti pinigų studiją, išmokti pasidaryti. Patirties trūkumas ir visi tie trikdžiai, kelionės, šeimos ir visa kita. Taip ir gavosi. 2 metai, va, prašau. Love is in the jar, jar love.
Dominykai. Ir Elena. Ir Vakar. Nu ir Pauliui. Laikas meilė gimė, labai gražiai gimė studijoje. Įrašą. Rašant dainą gimė Ecstasy. Mes pradėjom iš tiesų groti nuo ne savo kūrinių. Mes grodavom žinomus regio dubo klasikas, jo savai aranžuodavom. Nes vėlgi grįžtant prie prieš istorijas, buvo Juozas, Easy Style MC, meets the Ministry of Ecology. Toks pavadinimas ilgas, dėl to, kad buvo ministerija, tai buvo kaip ritmo grupė, ritmai, sakyta, o Juozas buvo kaip vedlys. Ir Juozas iškeliavus mokytis, tokia likom kaip ir grupė, bet kaip ir, nežinau, nu tiesiog, taip gavosi, kad perėm prie savo kūrybos, kas buvo labai naudai. Mes esame Ministry of Ecology, šiandien esame Klaipėdoje Kraštone.